Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusiomis sveikatos problemomis spręsti siūlo atsižvelgti į 3 veiksnius. Pirma, už gyvenimo būdą pirmiausia atsako pats žmogus. Antra, tik gerai informuotas vartotojas gali priimti tinkamus sprendimus. Trečia, siūloma derinti daugelis sričių – maistas, vartotojas, sportas, švietimas, transportas. Tačiau šiuos veiksnius iš esmės įtakoja reklama. Kągi mes valgome, kur mes tai pamatome ir iš kur mes apie tai sužinome. Televizijos reklamoje 89% reklamuojamo maisto yra nesveikas maistas. Daugiau nei 70% vaikų tėvų prašo maisto, kurį matė per televiziją. Kalbant apie žmonių sveikatą, aš pasigendu dar vieno diskusijų dalyvio – verslo, maisto gamintojų. Mes kartu turėtume paskatinti juos suprasti apie nesveiko maisto žalą, jo vartojimo kaštus visuomeniai ir ne tik nereklamuoti tokio maisto, bet daugiau gaminti sveiko maisto. Ačiū.